Blogas juostelių atvejis. Parašyta ir iliustruota pateikė Davidas Šannonas. Camilla Cream mėgo limos pupeles, bet ji niekada jų nevalgė. Visi jos draugai nekentė limos pupelių ir ji norėjo pritapti. Camilla visada jaudinosi dėl to, ką apie ją galvoja kiti žmonės. Šiandien ji nervinosi dar labiau nei įprastai. Tai buvo pirmoji diena mokykloje ir ji negalėjo nuspręsti, ką dėvėti. Buvo tiek daug žmonių, kurie padarė įspūdį. Ji išbandė 42 drabužius, tačiau nė vienas neatrodė visiškai teisingas. Ji apsivilko gana raudoną suknelę ir pažvelgė į veidrodį. Tada ji rėkė. Jos mama įbėgo į kambarį, o ji irgi rėkė. O mano dangus? Šaukė ji. Jūs esate visiškai padengtas juostelėmis. Tai tikrai buvo tiesa. Camilla buvo dryžuota nuo galvos iki kojų. Ji atrodė kaip vaivorykštė. Ponia Cream pajuto Camilla kaktą. Ar jaučiatės gerai? Paklausė ji. Jaučiuosi gerai, atsakė Camilla, bet tik pažvelk į mane. Tu tą akimirką grįši į lovą, liepė mama. Šiandien neisi į mokyklą. Camilla palengvėjo. Ji nenorėjo praleisti pirmosios dienos mokykloje, tačiau bijojo, ką pasakys kiti vaikai. Ir ji neįsivaizdavo, ką dėvėti su tomis beprotiškomis juostelėmis. Ta popietę daktaras Bumble atvyko apžiūrėti Camillą. Nepaprasčiausia, sušuko jis. Niekada nemačiau nieko panašaus. Ar turite kosulį, čiaudulį, slogą, skausmus, šaltkrėtį, karščio bangas, galvos svaigimą, mieguistumą, dusulį ar nekontroliuojamą trūkčiojimą? Ne, pasakė jam Camilla. Jaučiuosi gerai. Na tada tarė daktaras Bumble, kreipdamasis į ponę Cream, nematau jokios priežasties, kodėl ji rytoj neturėtų eiti į mokyklą. Štai keletas tepalų, kurie turėtų padėti išvalyti tas juosteles per kelias dienas. Jei ne, žinai, kur mane pasiekti. Ir jis nuėjo. Kitą dieną buvo nelaimė. Visi mokykloje juokėsi iš Camilla. Jie pavadino ją Camilla Crayon ir gyvojo ledinuko naktimi. Ji iš visų jėgų stengėsi elgtis taip, lyg viskas būtų normalu, bet kai klasė pasakė ištikimybės pažadą, jos juostelės pasidarė raudonos, baltos ir mėlynos, ir ji įsiveržė žvaigždėmis. Kiti vaikai manė, kad tai puiku. Vienas sušuko, pažiūrėkime keletą purpurinių taškelių. Be abejo, Camilla pavertė visą purpurinę polkadotį. Kažkas kitas sušuko, šaškių lenta ir kvadratų raštas uždengė jos odą. Netrukus visi iššaukė skirtingas formas ir spalvas, o vargšė Camilla keitėsi greičiau, nei galima keisti kanalus TV. Ta naktį paskambino mokyklos direktorius Pay Harmsas. Atsiprašau, ponė Cream, sakė jis. Turėsiu paprašyti, kad Camilla grįžtų namo iš mokyklos. Ji tiesiog per daug blaškosi, o aš sulaukiau skambučių iš kitų tėvų. Jie bijo, kad tos juostelės gali būti užkrečiamos. Camilla buvo tokia sumišusi. Ji negalėjo patikėti, kad prieš 2 dienas visiems ji patiko. Dabar niekas nenorėjo būti tame pačiame kambaryje su ja. Jos tėvas stengėsi, kad ji jaustųsi geriau. Ar galiu ką nors tau duoti, mieloji? Paklausė jis. Ne, ačiū, atsiduso Camilla. Tai, ko ji labai norėjo, buvo graži lėkštė limos pupelių, bet iš jos vienai dienai užteko pasijuokti. Haimem, gerai, taip, aš matau, daktaras Bumblekas sumurmėjo, kai ponas Kremas paskambino kitą dieną. Manau, kad geriau atsivežčiau specialistus. Mes būsime teisūs. Maždaug po valandos atvyko daktaras Kamanė su 4 žmonėmis ilgais baltais paltais. Jis supažindino juos su kremais. Tai daktaras Gropas, daktaras Kempinis, daktaras Kriketas ir daktaras Jongas.
Tada specialistai išvyko dirbti į Kamilą. Jie suspaudė ir suspaudė, bakstelėjo ir išbandė. Buvo labai nejauku. Na, tai ne kiaulytė, padarė išvadą daktaras Gropas. Arba tymai, sakė daktaras Kempinis. Tikrai ne vėjaraupiai, sakė daktaras Kriketas. Arba nudegimas saulėje, sakė daktaras Jongas. Išbandykite šiuos, sakė specialistai. Jie kiekvienas padavė jai buteliuką, pripildytą skirtingų spalvų tablečių. Prieš miegą paimkite po vieną iš jų, sakė daktaras Gropas. Tada jie išėjo pro priekinės duris, po to daktaras Kamanė. Ta naktį Kamila išgėrė vaistų. Buvo baisu. Kitą rytą pabudusi ji jautėsi kitaip, tačiau apsirengusi drabužiai netiko. Ji pažvelgė į veidrodį, o ten spoksodama atgal į ją buvo milžiniška įvairiaspalvė piliulė su veidu ant jos. Daktaras Bumblekas puolė, kai tik ponia Krem paskambino. Tačiau šį kartą vietoj specialistų jis atsivežė ekspertus. Daktaras Gourdas ir ponas Melonas buvo geriausi moksliniai protai krašte. Dar kartą Kamila buvo pokštaujama ir produkuojama, žiūrima ir klausomasi. Ekspertai užrašė daug skaičių. Tada jie susigūžė ir šnabždėjosi. Pagaliau prabilo daktaras Moliūgas. Tai gali būti virusas, autoritetingai paskelbė jis. Staiga visoje Kamila pasirodė migloti maži viruso kamuoliukai. Arba galbūt kažkokia bakterijų forma, sakė Pei Melonas. Iššoko vingiuotos mažos bakterijų uodegos. Arba tai gali būti grybelis, pridūrė daktaras Gourdas. Akimirksniu Kamila buvo padengta skirtingų spalvų grybų dėmėmis. Ekspertai žiūrėjo į Kamilą, paskui vienas į kitą. Mums reikia dar kartą peržiūrėti šiuos skaičius laboratorijoje, paaiškino daktaras Gourdas. Mes jums paskambinsime, kai ką nors žinosime. Tačiau ekspertai neturėjo supratimo, juo labiau gydymo. Iki šiol TV žinios buvo sužinojusios apie Kamilą. Žurnalistai iš visų kanalų buvo už jos namų, pasakodami istoriją apie keistas neįtikėtinai besikeičiančio vaiko atvejis. Netrukus ant priekinės vejos stovyklavo didžiulė minia. Kremai buvo užtvindyti visokiomis psichologų, alergologų, žolininkų, dietologų, psichikos, seno medicinos žmogaus, gurų ir net veterinarijos gydytojo priemonėmis. Kiekvienas vadinamasis vaistas tik papildė vargšės Kamilą keistą išvaizdą, kol buvo sunku ją net atpažinti. Jis sudygo šaknis ir uogas, kristalus ir plunksnas bei ilgą pūkuotą uodegą. Bet niekas neveikė. Vieną dieną moteris, pasivadinusi aplinkos terapeutė, teigė, kad gali išgydyti Kamilą. Užmerkite akis, tarė ji. Giliai kvėpuokite ir tapkite viena su savo kambariu. Norėčiau, kad nebūtum to pasakęs, dejavo Kamila. Lėtai ji pradėjo tirpti į savo kambario sienas. Jos lova tapo jos burna, nosis buvo drabužinė, o du paveikslai buvo jos akys. Terapeutas rėkė ir bėgo iš namų. Ką mes darysime? Šaukė ponia Krem. Tai tik blogėja ir blogėja. Ji pradėjo burbėti. Ta akimirka ponas Kremlis išgirdo tylų beldimą į priekinės duris. Jis atidarė jį ir ten stovėjo sena moteris, kuri buvo tokia pat apkūni ir saldi kaip braškė. Atleiskite, šviesiai pasakė ji. Bet manau, kad galiu padėti. Ji nuėjo į Kamilą kambarį ir apsižvalgė. Mano gerumas, pasakė ji purtydama galvą. Tai, ką mes čia turime, yra blogas juostų atvejis. Vienas blogiausių, kokius tik esu matęs. Ji iš savo maišelio ištraukė mažų šparaginių pupelių indą. Čia, tarė ji. Tai gali padėti. Ar tos stebuklingos pupelės? Paklausė ponia Krem. O mano, ne, atsakė maloni senutė. Tokio dalyko nėra.
Tai tik paprastos senos limos pupelės. Lažinuosi, kad norėtumėte kai kurių, ar ne? Paklausė jį Kamila. Kamila labiau už viską norėjo didelės krūvos lėkštės limos pupelių, tačiau ji vis tiek bijojo tai pripažinti. Juoka, tarė ji. Niekas nemėgsta limos pupelių, ypač aš. O, brangioji, liūdnai tarė senoji moteris. Manau, kad klydau dėl tavęs. Ji įsidėjo pupelės atgal į savo krepšį ir pradėjo eiti link durų. Kamila stebėjo, kaip senoji moteris nueina. Tų pupelių skonis būtų toks geras. O juoktis iš jų valgymo buvo niekis, palyginti su tuo, ką ji išgyveno. Ji pagaliau negalėjo to pakęsti. Palauk. Šaukė ji. Tiesa, yra? Labai mėgstu limos pupelės. Aš taip maniau, šypsodamasi sakė senutė. Ji paėmė saują pupelių ir įkišo jas į Kamilą burną. Tarė Kamila. Staiga šakos plunksnos ir vingiuotos uodegos pradėjo nykti. Tada visas kambarys sukosi aplinkui. Kai sustojo, stovėjo Kamila ir viskas grįžo į normalias vėžes. Aš pasveikau. Šaukė ji. Taip, tarė senutė. Aš žinojau, kad tikrasis tu ten kažkur esi. Ji paglostė Kamilai ant galvos. Tada ji išėjo į lauką ir dingo į minią. Vėliau Kamila buvo ne visai tokia pati. Kai kurie vaikai mokykloje sakė, kad ji keista, bet jai tai niekiek nerūpėjo. Ji valgė visas norimas limos pupelės ir daugiau niekada neturėjo net juostelių prisilietimo. Ačiū, kad išklausėte. Nepamirškite pamėgti komentarų žemiau ir užsiprenumeruoti, jei norėtumėte šios knygos.